kol maža, neužšąlanti vandens akelė tyliai srovena per šalčių sukaustytą Baltijos krantą, čia kurdama lyg sustingusios lavos eskizą. O tūkstančius menantis akmenis dengiasi speigos skrybėlėmis. Išdidūs kormoranai šildo savo sparnus lyg kokie pingvinai Arktyje. Tokį saulėtą ir šalčio rekordus iš snaudulio keliantį rytą mes nusprendėme apsilankyti Karklyje ir jau pramintų pajūrio taku patraukėme link Plazės gamtos rezervato. O tai, ką pakeliui nufilmavome, nusprendėme parodyti ir jums. Nors tokiu metu atrodo, jo gamta nutyla ir girdisi tik čežantis sniegas po kojomis, tačiau įsiklausius atidžiau galima išgirsti, kaip statomi ledo rūmai. Bangos tarsi glosto ledo medūzas vandenyje, o gulbės tampa šių rūmų valdovėmis. Garuoja vanduo, kuris palaipsniui vis traukiasi tolyn, užleisdamas vietą vis naujiems būsimų rūmų sluoksniams. Tačiau grįžkime į realybę. Žinome, jog tokios statybos į mūsų kraštus užsuka itin retai ir trunka neilgai. Tad pažvelgiai tai, ką demonstruoja mūsų pajūrio gamta. Kitame reportaže pažadame jūs nukelti į šių dienų pajūrį, pas broliukus latvius. Ten šalčio karaliai tikrai pasistengė, bet apie tai jau kitą kartą. Ačiū, kad esate kartu su Klaipėda TV. Nepamirškite palaikyti šio kūrybinę saviraišką paremto kanalo savo patiktukais ir prenumerata. Iki greito!